Šita mašina iš mano kiemo pabėgo, kiaušinius sumetė. Nusikalstama grupuotė. Jau viskas, pagautam. Zdarov, kaimietį! Ką tu kaimiečių vadini? Ramiai, gerzinu. Matai va, Velykinio Margučio lukštas vakar vos manęs neužmušė. A kaip tavo Velykos praėjo? Gerai Velykos, viskas. Neramu man vakar buvo dėl tavęs ir tavo reikalų. Visada reikalų, žinai, turiu. Matot, va, čia man į tokį bajerį dėdas, tai žinai, mes čia dirbam ir... Nu tai va ir viskas. Nu tai jau girdėjau, kad vakar pagavai kiaušinių mėtytojus. Tai pasakok. Nori dar pamatyti tą įrašą, kur vakar mes šitos niekadėjus, kuriuos pagavo informatoriai, žinai, nu, čia kurie man daro tokius zaplo, žinai. Petrai, atsimink, ne zaplovus, a zapadlo. Nu ką su jais darysi, žinai, va. Tuo parodysiu. Šita mašina iš mano kiemo pabėgo, kiaušinius sumetė. O šitą mašiną mes sekam. Tikiuosi pats nagų nekišai, nes dabar ne 90-ieji. Mes patys nagų nekišom, žinai. Policija, mes tik susekėm ir perdavėm. Ir viskas. Stebėkit, žiūrėkit. Jau viskas. Pagauta mašina Škoda. Nu ką aš galiu pasakyti? Beveik Kobra 11. Maladėts. Tai mes ją susekėm, žinai, kaip buvo. Mes prieš keletą dienų žmonės žinojo, kad atvažiuos iš čia. Bet žinojom kažkiek informacijos. Pokalbį turim įrašę, žinai, viską. O čia jau įdomiau. Vienas iš mūsiškių labai sekė šituos žmonės. Nu? Nes tai buvo gauta informacija, kad kažką man darys atvažiavę. Jų susirašinėjimo, žinai, viską ir jie atvažiavo čia. Ir porą sumetė ir aš išlėkiau į lauką, jie spaudė ant gazo ir bėgti. Nu tai mano draugai vytis pradėjo juos. Klausyk, biškį tai pertrauksiu, nes po to galiu pamiršti. Man tokia mintis toktelėjo. Sekantį serialą su tavim darysim. Vilkaviškio Kobra 11. Nu ką, tie nagų nekišė, žinai, ten 19-20 metų jaunuoliai, nu ką tu, tai jų nemuši, dar problemų turėsi daugiau su... A tu kaimieti maladėts. Gerai, kad nagų nekišai. Galva vis dėlto mokė kartais įjungt. Klausyk, a tai kaip manai, dėl ko jie tave kiaušai šėrė? Tai dėl to, kad pinigus jiem moka už mane, kad va. Tai dabar žiūrėk, du zuikiai, vienu šūviu, išpopuliarėjai dėl kiaušinių, jiems sumokėjo babkes. Dabar jie dirbs pas tave plaus tau langus. Ar tu likai pliusę, nes babkes moka jie, ar ne tu? Ir, nu ką, dabar langus galės plauti. Visus langus galės būtų plauti, nežinau. O jei ne, tai bus blogai, jiems laukia didelės kompensacijos, baudžiamosios bylos. Man nepamainant tokių rašyti pareiškimus, kur kiaušinius mėt. Klausyk, Petrai. Jau ne man vienam atrodo, kad su tais kiaušų mėtymais labai smarkiai peržengta riba. Nesvarbu, koks tavo intelekto lygis ir koks tu dainininkas. Taip elgtis negalima. Na, o dėl vidosų, tugi nepyksti, humorą supranti. Na, o tos pizdabolus, manau, reiktų paviešinti. Tai aišku, jeigu jie nesutiks nuplaut langų, tai jie bus ir į teismę paviešinti ir jų veidus paviešinsim ir viskas. Na, džiaugiuosi, kad kiaušingalviai gaus pamoką ir kad tu nepyksti dėl vidosų. O prie ko ant Artūro pykčio? Artūras normalus yra vyras. Aš net neturiu ką blogo pasakyti. Žmogus pajuokauja, nepiktybiškai, ne kai kiti darosi iš savęs gėdą. Artūras normalus yra, jisai pajuokaut mėgsta ir viskas.